Nu, sveiki. Esu savo kambarį Norvegijoje. Graži baltsai, galvoju, reikia atsisėsti, bus puikiai eit pafilmuoti, ką nors. Turiu pasiimt 4 knygas. Knygas apie neigą užmiršau, bet pasiimt tai nebus knygos apžvalgos apie neigą po kol kas, bet kai grįšiu į Lietuvą padarysiu. Tai dabar greičiausiai skaitysiu knygą prieš kamerą susikreivį. Nu, žodžiu, Relentless. Išsiverstum toks kaip tiesiog nesustabdom, gal sakyti. Tai tų knygų irgi rašo apie psichologiją, apie tavo mentalitetą, kaip tavo norėk išsiugdyti, kad tu pasiektum ir nesustotum siekiant savo tikslų ir apama didelių dalykų. Rytoj darbą pradėsim nuo 4 ryto. Tai reiks atsikelti jau 3, nes pavalgyti, apsirinkti, talala. Tai va, aš pasiimsiu vitaminų. Vitaminas C, D ir su cinku. Turiu magnį ir kalę. Turiu omegas 3. Turiu geležies su B12. Turiu sąnariams su kolagenu. Ir turiu Magvit Plus. Aš negeriu visų iškart, išdalinu pusryčiams, pietams, vakarienę. Kai kurių išvis negeriu kiekvieną dieną, tai kad nenusilptų organizmus dirbant po 12 ar daugiau valandų. Tai va. Norėjau tiesiog parodyti savo gražią naują vietą, kur filmuosiu video. Nežinau, tiesiog pasirinks, kaip tam pašnekės, gal kam nors bus įdomi. Gal nusišnekės, gal ne. Tai te pasistengs kartais nukarti mėsų kokį video. Jo. Kaip jums sekas? Labai keista čia per to YouTube. Čia nėra kaip kokia kita platforma, kur tu pasakai kažkur ir tau atrašo ar atsak. Bet gal kokių idėjų atsiras auditorijai. Arba sukursiu School Community, kur jau seniai galvoju. Ir ten galėsim pabendrauti. Tai va. Išbandžiau tiesiog mikrofoną. Ar gera girdas ir pasakiau tolimesnius savo veiksmus. Tai va, labanakt, varom miegoti. Nors dar tik tas po 9, bet reikia išsimiegoti. Tai va, iki.